Sveikinamės su Kupiškėnų studijos laidų savaitė žiūrovais. Verslo genas jau 8 metus kvietė siūlyti bei įvertinti jaunuosius verslininkus, startuolius, kurie drąsiai įgyvendina savo sumanymus, svariai prisideda prie pokyčių šalyje. Šiais metais projekto Verslo genas organizatoriai pristatė ir 3 naujas nominacijas: Metų ūkis, autentiškiausias Lietuvos verslas bei moters verslo lyderystė. Kupiškio rajone įkurtas vynuogynas Dvaruogė šiemet buvo pripažintas nominacijos Metų ūkis laimėtoju, o Kupiškyje įsteigtos kaimo turizmo sodybos skirtos ne tik žvejams, bet ir poilsiautojams Kupiškėnų Starkėno įkūrėjas Evaldas Varnauskas pripažintas laimėtoju Metų atradimo nominacijoje. Ceremonijoje dalyvavo bei sveikinimo žodžius tarė Kupiškio rajono savivaldybės vicemeras Valdas Šateika ir Kupiškio rajono Subačiaus seniūnijos seniūnė Laisva Čiuliepienė. Kupiškio rajono savivaldybė informuoja. 2024 m. birželio 27 d. 17:15 min. Kupiškio kultūros centro vitražų salėje bus pristatoma Kupiškio rajono savivaldybės 2023 m. veiklos ataskaita. Ataskaitą pristatys Kupiškio rajono savivaldybės meras profesorius Algirdas Raslanas. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti. Kupiškio rajono savivaldybės meras Algirdas Raslanas, savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Valentėlis bei mero patarėjai Auksė Čepelė ir Gintautas Misiūnas posėdžių salėje priėmė ypatingus svečius. Savivaldybėje apsilankė Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 1–4 klasių seniūnai bei jų pavaduotojai. Vaikai norėjo sužinoti apie savivaldybės vadovo darbo dieną, veiklą ir miesto tvarkymą, apie šeimą ir laisvalaikį, pomėgius, domėjosi, ar merui patinka eiti šias pareigas. Meras mokiniams papasakojo apie vykdomus darbus, atsakė į mokinių klausimus. Savivaldybės vadovas linkėjo smalsuoliams gerai mokytis, siekti savo svajonių ir visada būti aktyviais kupiškėnais. Adomo Petrausko muziejaus kieme organizuota sekminių šventė. Adomo Petrausko muziejuje Uoginiuose vyko sekminių šventė, kurią jau 5 metus iš eilės organizuoja Adomo Petrausko muziejus ir Kupiškio rajono ūkininkių draugijos sodžius Antašavos skyriaus ūkininkės. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Kupiškio rajono ūkininkių draugijos sodžius pirmininkė Regina Skemundrienė. Šiandieną mes susirinkom kaip niekad labai gausiai. Susirinkom labai gražų rytmetį, jau pusiaudienis, švęsti sekminių. Sekminės tai šventė tiek krikščionių tikėjime, tiek baltų. Sekminės krikščionybėje tai šventosios dvasios nužengimo į žemę šventė. Švenčiama 7 sekmadienį po Velykų ir iš čia kilo sekminių pavadinimas. Sekminių data priklauso nuo Velykų datos. Sekminės yra viena svarbiausių švenčių. Ją baigėsi 50 dienų trukęs Velykų laikas. Sekminių papročiai yra susiję su sėjos pabaiga ir vasaros darbų pradžia. Per sekmines šventintų vandeniu žmonės šlakstydavo namus, gyvulius, sodus, laukus, tikėdami, kad taip apsisaugos nuo nelaimių. Tikėtina, kad nuo sekminių be pavojaus sveikatai galima maudytis ežeruose ir upėse. Per sekmines gėlėmis buvo kaišomi pakelėse pastatyti kryžiai, berželiais puošiamos trobos, piemenys per sekmines iš berželių šakelių pindavo vainikus ir puošdavo karvių ragus, tikėdami, kad jos daugiau duos pieno. O mes, ūkininkės, reta kuri turime karves, bet sekmines tai švenčiame. Jau 5 kartą susibėgama į Adomo Petrausko muziejų sekminių švęsti. Bet kiekvienas, kaip minėjau, mūsų vis gausėja ir gausėja. O visą šį gražų renginį organizuoja Antašavos skyriaus ir sodietės ir jų pirmininkė Rimutė. Rimutė, kviečiu tave prie mikrofono ir perduodu viso renginio organizavimą. Gal ir pradėsim tą mūsų sekminių šventę. Dabar norėtumėm į skyrių, kad atsirastų ar vienas ar 2 žmogus, kuris eitų pinti
paveikslų. Paišyti, va, sako, paveikslų. Tai va, turim gėlyčių ir paskui bus konkursas ir dar bus net ir prizai, kurios paruošė muziejus. Šventės metu koncertavo Kupiškio kultūros centro ansamblis Kupiškio krošto muzikontai, vadovė Alma Pustovaitienė. Praeito amžiaus poetė Uršulė Tamošiūnai, čia kilus iš Pajuodupas kaimo, apie Kupiškį labai gražiai rošė. Taigi jis sakė, kad Kupiškio miestas vienodai ištiestas, tarp kalnalių ir upelių visai kaip išriestas, platumo ilgumo saikiai nustatytas, žolinėliais ir medėliais gražiai apkaišytas. Par vidurį miesto takas Raunį upą, o ji yra nuo senybės pavadinta Kupa. Alegi ne tik Kupa per mūsų Kupiškį taką, taigi ir lavo savo undenis laja. Ir tiek prilajo, kad nedidžiausiosgi Kupiškio morios atliko. Dogi ir turgus Kupiškį nuo senų laikų labai buvo pasislovyjį. Nu tai gintai, kaip te apie turgus? Turgai Kupiškį buvo labai pasislovyjį. Apie lapkričio pabaigų Kupiškį būdavo šeškoturgys. Dabar vadina kitaip, dabar vadina blosturgiu, vadina bagažinių turgum. Anksčiau būdavo šeškoturgys. Tai žmonas pabaigė didžiuosius lauko darbus, visokius tikulimus ir linų minimus. Suvaždavo ten turgun visą, kas tik svieto barą pardavimui. Tai užtatai Tamošiūnai čia šito poetė apie Kupiškio turgus, tai va šitą prošė. Kupiškio miestas launas visam krašti, o garsieji jam kermošiai rundami ir rašti. Tai va tarp tų kermošių tai ko gero buvo ar Sekmynas svarbus kermošius. Apylinkė žmonas važiuoja nekviesti, važa lošinius ir kumpius, ir sūrius, ir sviestų. Ko tik reikalausi, ko norėsi, gausi. Kiek derėsi, tiek mokėsi ir neapsigausi. O dabar mas pasiruoši pagroten ne Kupiškio, a Lepondelio polkų. Šventės dalyviai kūrė dekoracijas iš gėlių, smagiai kalbėjosi apie sekminių tradicijas ir papročius, dainavo dainas. Užsiėmimus vedė Adomo Petrausko muziejaus ir uoginių amatų centro edukatorė Sandra Juknienė. Na, kadangi yra sekminės ir aš manau, jūs pasitarkite tarpusavį kiekviena komanda, vadinkim kiekvienas skyrius. Na ir kas jums yra sekminis simbolis? Labai paprastas, žinokite. Kekabės, tiesiog vat irgi. Matot, kiek užsipildo vietos? Neužsifiksuos kitos galas. Neiškris? Ne, neiškris, kadangi susistovės tarpusavyje. O tai čia viena su kita glausys ir užpildė. Tai žinoma, glausti. Taip, tik aišku, galbūt tai nebus į kiekvieną, kaip sakau, skylutę, ne? Galbūt tai bus tiesiog kelios.
pulyčių ir miškėlis. Lyka laukiuti laukėlis, pabalaliai samanoti ir kelaliai akmanuoti. Te važiuojant rotai krotos ir purvynas daug galmotos. O labiausia nakties laikį, te vietala labai klaiki. Sokotinoj, kad gundanas, ogi kartais ir vaidanas. Kai te apžiūri, miškas grynas, šloma ūžia pučynas. O daugam atsitinka, nei šių, nei tų susitinka. Šun pakaušy un kalnalio, dažnai motos un kelmalio, noktį sėdi šuva juodas, o jo galva kaip ir puodas. Gol pinigai senybas, kokių čėsų neteisybas. Nu tai maž ir skrynė kaip paruodas, o maž ir varinis puodas. Susitori, aisma kostų. Aisma? Aisma. Šviesioj noktį, palei brostų. Kogi reiktų, kad iškostum, kaip ar sopnį, kad rostum. Jau knatinių nebavilktum, jau baronais apsivilktum. Ir dėl bednų negailatum, ir susėdus pamilatum. Tik man motos mielas broli, kad toloj mano gmum. Toli, bo daugumą, sako, bodytų kelminį, bet nerodį. Jau čia reikia susiprosti, nepadėjus, nėr ko kosti. Tepo. Sukūrėte labai nuostabų grožį, nors priemonės iš tiesų buvo visoms vienodos, bet paveikslo nėra nė vieno vienodo. Todėl už drąsą, kiekvienai komandai prizas visgi. Kad jūs nepamirštumėte, kur buvote per sekmines, tai yra Adomas Petrauskas. Jūs berods buvote viena, taip, paprašau. Jūs buvote dviese, tai dalinsitės ar kas mėnesį, ar kas savaitę. Jūs irgi berods dviese buvote, dalinsitės. Jūs irgi dviese buvote, ne? Laikinas skausmas, laikinas džiaugsmas, darbai laikini, žmonės praeina kaip metai, lieka tik tie, kurie buvo tau artimi. Tie, kurie kartais supratę, rudenį šaltą ir žvarbų, ištiesia degančią taurę vilties. Tad tikrai mes susirenkam vien dėl to, kad ištiestumėm vienas kitam tą taurę vilties. O kas mumis sukviečia? Šįkart mūsų sukvietė Rimutė,
ir kiaušinius kepė. Tad nuo Noriūnų ūkininkų labai norėjau padėkoti Rimutei ir įteikti prieskonių, kad ji turėtų kitose kuo pagardinti dar labiau kiaušinienę. Dainingi, dori Kupiškio krašto žmonas. Puikios gražiai apstaisi mergiotas. Nu tokie slaunus bankiekų narauni berniokai. Ale labai darbštus ir paretlyvi. O jau dropanų gražumas, o jau tų visokių sparnyčių margumas. Taigi, kas juosta juostų visoks spalvingumas, kas juosta vis kitas roštas. Labai populiari pavarda Kupiškio krašte starkus, tai ne gandras, ale starkus, va vadina ar paukštį. Taigi dabar apie tas starkučias padainuosime. man margos pil, kamoran vada lučia žodžiu.
linkėčiau sveikatos, o daugiau tai ką, gerų kelionių mes keliausim dabar į Austriją Liepos mėnesį, gerų pasibuvimų ir noro. Jeigu bus noras, tai visur ir dalyvausim, ir renginius rengsim, tada reikia visur noro. Sekminės galima sakyti piemenų šventė, kuomet jie susirinkdavo į būrį ir surengdavo puotą, smagiai leisdami laiką. Tad ir šis gražus susibūrimas neapsėjo be gardžių valgių. Salamiestyje vyko 24-asis Respublikinis kapelų festivalis Atkelkim svečiams vartelius. Pasirodė 4 kapelos. Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centro Paliūniškio liaudiškos muzikos kapela Kaimynai, vadovas Jonas Kepalas, Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos liaudiškos muzikos kapela Gegužinė, vadovas Jonas Ragauskas, Rokiškio kultūros centro rajono padalinio Juodupėje liaudiškos muzikos kapela Vyžuonta, vadovė Elinga Astrauskienė ir Kupiškio kultūros centro Noriūnų padalinio liaudiškos muzikos kapela Iki ryto, vadovė Irena Jėčiuvienė. Kapeloms buvo įteiktos Lietuvos Respublikos Seimo nario Valdemaro Valkiūno padėkos, sveikinimo žodį tarė Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narė Aušra Vapšienė. Po 30 metų pertraukos kartu susitiko visas Lietuvos sunkiojo roko legendų grupės Kvadratas klasikinis penketukas. Kupiškio viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvykęs neeilinis renginys neabejotinai pateks į lietuviškojo roko muzikos istorijos metraščius. Po bemaž 30 metų pertraukos kartu susitiko visas Lietuvos hard roko legendų grupės Kvadratas klasikinis penketukas. Renginį vedė Kupiškio viešosios bibliotekos bibliotekininkas Minijus Pučėta. 2020 metais Lietuvos muzikos mylėtojus, melomanus pasiekė ilgai laukta naujiena. Vinilinės plokštelės pavidalo atgimė kultinis albumas iš Lietuvos hardroko lobyno Metalinė naktis, kurį dar 1986 metais įrašė zarasiškių grupė Kvadratas. Ir nors pati grupė ilgą laiką rezidavo Rokiškyje, be abejo ir Zarasuose, vėliau ir Kaune, tačiau yra vienas siejantis veiksnys ir su mūsų miestų grupė. Tai Kvadrato solo gitaristas ir mano dailės mokytojas Linas Udras, daugiau nei 30 metų gyvenantis Kupiškyje. Linas Udras. Mūsų bibliotekoje bene kiekvieną antradienį vyksta vinilo perklausa, pavadinta muzikinė antradienio pavakariai, kurių metu lankytojai gali išgirsti po porą vinilinių plokštelių su skirtinga, tačiau kokybiška ir prasminga muzika iš viso pasaulio. Tad gimė idėja vieną antradienį skirti išimtinai metaliniai nakčiai. Žinoma, pasikviečiant ir patį Liną pasidalinti prisiminimais. Grupės Kvadratas nariai Vytautas Staugas, Saulius Pročkis, Andrius Ruškulis, Jonas Vainiūnas ir Linas Udras. Kvadratiečiai dalijosi prisiminimais atsakydami į renginio sumanytojo Minijaus Pučėtos pateiktus klausimus. Kaip gimė, sakykite, Kvadratas, kur užčiuopiamos tos grupės ištakos? Nes dažniausiai, kaip pamename iš istorijos lietuviškos muzikos, grupės būdavo privalomas klestinčios gamyklos arba valstybės įmonės atributas sovietiškais laikais, įdan kultūriškai turtintų sovietinio piliečio būtį ir būvį. Taigi kur ta Kvadrato pradžia? Tai visų pirma buvo prieš gerus 40 metų, reiškia, tuo laiku aš dirbau kultūros namuose, Rokiškio kultūros namuose, diskotekininkų tipo. Ir tų laikų, reiškia, direktorius Vytautas Stankevičius pasikvietė mane į savo kabinetą ant kilimėlio ir pareiškė, yra toks tau darbas. Reiškia, pandėlyje yra 2 labai įdomus muzikantai. Tada, aišku, aš jų nepažinojau. Dabar varai į pandėlį, juos susirandi ir padarai taip, kad jie pradėtų groti mūsų kultūros namuose. Ir tada, reiškia, mes susirinkom, tai buvo kovo 1 diena,
vat mes nuo to laiko ir švenčiam, reiškia, savo gimtadienį ir įvyko tada pirmoji repeticija. Tai čia yra 41, sakykime, grubiai metus atgal. Reiškia, pavadinimas mūsų iškart toks nebuvo ir reiškia, galvojom, kaip čia pasivadinti, reiškia, Minijus bando sakyti, kad Zarasų bernai gal galėjo atvadintis, ar kaip mes ne Zarasuose, tada vienas dalykas buvom. Antras dalykas vis tiek tai reikėjo, mums jau ten mes jau po kelių tai ar 14 repeticijų pradėjom jau kažkur tai išeiti į sceną gąsdinti žmonių. Mes, aišku, tais laikais negrojom tokios muzikos, kuri paskui, reiškia, pas mus atėjo į sielas ir tapo mūsų kelrodžių, reiškia, švyturių ir reikėjo pavadinimo. Ir mūsų Lina pastoviai, reiškia, aplankydavo tokios mintis, kad mus kažkas stebi. Ar tai KGB, ar tai CŽV tais laikais, nieks nežinodavom. Ir Linas išmastė, kad, reiškia, mus čia dabar tuoj sodins į kalėjimus, ar dar kažkaip tai. Ir, reiškia, yra tokia figūra kaip kvadratas, kuri yra atspari gniuždymui. Tai, reiškia, jeigu kam nors yra neaišku, kas yra kvadratas, čia ne tas žaidimas, kur, reiškia, kamolys iš vieno pusės į kitą pusę mėtomas. Čia yra, pasirodo, reiškia, figūra atspari gniuždymui. Žinot, aš labai gerai prisimenu, kai buvo, kad mes iš pradžių sakom, reikia kažką ten turėjom grot, kažkaip pasivadinti. Greit sugalvojom, ką Šlemberis prirašė visokių, tenai žemės druska, tenai visokių pavadinimų. Ir ant galo sakom, gal laikina, sugalvojom, tinka, kvadrat, gerai, kvadratas, gal kažkaip tik. Ir žinot, kaip yra, laikina pasidaro amžina. Tai žinot, viena dalis iš to paskui mes ten daryšom, kad ten gniuždymą ir visą kitą. Iš tikrųjų, tai dar buvo toks dalykas, kad reikėjo greitai sugalvoti, sugalvojom laikiną, paskui persivadinsim. Taip ir liko. Dabar pakalbėkime apie grupės kūrybinę virtuvę. Kaip nariai pasiskirstydavo darbus, vaidmenis galbūt, kas buvo kolektyvo įkūrėjas, siela, vadovas, o kas nūdienos terminais kalbant buvo atsakingas už grupės vadybą, kas daugiausiai prisidėjo prie dainų kūrimo, kurdavo tekstus, melodijas. Pas mus tokio, kaip reiškia, tokio pavadinimo kaip vadovas praktiškai niekada nebuvo. Kūryba kaip? Kūryba, reiškia, mes gana ilgą laiko tarpą grojom kažkieno kūrinius, netgi tos pačios hiperbolės, reiškia, ir netgi kažkokiuose tai konkursuose, reiškia, ir mes patys nesupratom, ką mes grojom iš tikrųjų. Grojom, kažką grojom, bet kada jau prasidėjo tokie dalykai, Linas pradėjo siūlyti, Saulius pradėjo siūlyti, reiškia, ir taip toliau, tai po biskį mes tai pradėjom suvokti, kad mums kaip ir nereikia kitų. Dabar, manau, laikas atėjo vėlgi pasiklausyti intarpą iš vinilo jūsų ir klausysimės kūrinio Bepročio šokiais. Kiek pamenu, gudžiais 1950 metais garsus lietuvių poetas Henrikas Radauskas, gyvendamas egzilyje, išleido poezijos rinkinį Strėlė dangoje. Tai būtent iš tenais ir yra tekstas. Gal dabar prisimintumėte įdomumo dėlį, kasgi melodijos autorius Bepročio šokio? Linas. Paplokėme Linui. Talentas. Plokštelės išleidimo iniciatorius zarasiškis Dalius Bučenka papasakojo, kaip minėtas albumas pasiekė klausytojus vinilo pavidalu. Aš toks šiek tiek jaunesnis prie šitų vyrukų visą laiką ten šalimais per repeticijas, per koncertus. Koks malonumas būdavo kolonėlė,
patempti, parikiuoti ant scenos, laidus paviniot, tvarką padaryti po viso renginio. Tai va, ta juosta, antroji kopija, pirma buvo AKFA, jeigu tik nemeluoja, į AKFOS buvo juosta rašytas studijo įrašas, iš tos AKFA su pakankamai nauja Elfa buvo padaryta kopija ir saugojau aš ją. Kai jau į vinilą tą įrašą bandėm įdėti, teko paieškoti ir daugiau juostų, nes visgi juosta per laikui bėgant šiek tiek ir nukentėjo, kai kuris takelis šiek tiek dingsta, aukšti dažniai, dar kažkas, ten buvo iš keletos juostų surankiota. Tai va ta, kaip sakiau, svajonė įsipildė. Visą laiką aš šalia jų, 86 metai man buvo jų pabaiga negailestinga, paėmė tarybinę kariuomenę ir mes įsiskyrėm. Su vokalistu Sauliumi, su Andriumi, va šiandien susitikom nuo 86 spalio plius minus viduriuko tų laikų pasimatėm. Su kitais jau bendravom, daugiau šiek tiek susitikdavom. Tai va ta kariuomeniai buvimas, mintise tas Kvadrato skambesys visą laiką. Arčiau, sakykime, jau tie Google laikai, ačiū jiem, leido iš naujo, kaip sakau, susirasti vyrukų, susipažinti iš naujo ir tęsti tą visą pažintį ir prisiminimus. Man likimas, aš turizme dirbau, suvedė su Rygoje tokiu bičiuliu, kuris taip Rygoje 17 metais atsirado ta Semicol Records kompanija, arčiausiai mūsų leidžianti vinilą. Kaip sakau, visą laiką svajoju apie Kvadrato plokštelę. Nusipirktavau, kaip ir kiekvienas, gal padarot loterijos bilietą, ar būdavo mintise, laimėsiu milijoną, būtinai pirmiausia išleisiu Kvadratą. Nesiseka kažkaip su tuo milijonu, su ta loterija, bet gavosi taip, kaip gavosi, visgi aš dirbant tam darbe pradėjau, ten buvau padaręs tokį voką, padarėm, įdėjom ant paprastos plokštelės, ant sienos kaba Kvadrato plokštelė, nors ten viduje kažkokia tarybinė estrada, reiškia, bet vokas, reiškia, ir taip ateina žmonės, turistai, o ką, Kvadratas vinilą turėjo? Nu, čia, sakau, yra svajonė. Ir po trupučiuką atsirado žmonių, kurie norėjo prisidėti finansiškai. Vat, kas yra smagu, matyti, kaip žmogus paleidžia muziką iš vinilo, šiek tiek jaudinasi, bijo sugadinti pirmiausia plokštelę, ne nuo tos vietos paleisti. Čia yra bendravimas, čia yra šiluma, čia yra malonumas ir va dėka tų žmonių gimė tas vinilas. Vieni pinigėliais prisidėjo, vienas bičiulis prirodė tokį Artūrą Pugačiauską, kuris padarė masteringą vinilų, reikia ten tokių tam tikrų žmonių, kurie sugeba tą suvesti tuos visus parametrus, kad atsidurtų garso įrašas plokštelėje. Po to, kai jau jinai pasirodė plokštelę, labai nereklamavom, tai minimalus 150 vienetų kiekis, žiauriai nudžiugino, kai skambučiai iš visokių ir žurnalistų, ir iš radio darbuotojų, kurie reiškia, wow, ir va, čia buvo toks Kvadrato trupučiuką vėl atgimimas dėka vinilo. Aš naudodamasis progą Sauliui noriu padėkoti visgi, aišku, visiems, bet Sauliui, kuris tęsė Kvadrato, tai yra balsas Kvadrato, stilius, muzika ir toliau girdim, po 30 metų atsiranda tie singlai po vieną kitą metuose, tai ačiū tikrai, kad nenustojat, kad kūrėte, sėkmės jums, ištvermės ir minčių. Dėkui jums. Vėliau salę užpildė gyvai atliekamos roko muzikos garsai. Savo energingų pasirodymų abejingų nepaliko jaunimo roko grupė Bitikzys iš Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazijos, atlikusi lietuviškus kūrinius, tarp kurių ir Kvadrato koveriai. Jaunimui vadovauja Vitalijus Vošterys, Kvadrato atliekami kūriniai jam buvo žinomi nuo vaikystės. Aš pats esu obelietis iš Rokiškio rajono. Mane į muziką atvedė mano tėtis Virginijus, yra čia. Taip. Jisai yra pandelietis, tai kodėl mes grojam Kvadrato kūrinius, tai todėl, kad ir mano seneliai yra iš Pandėlio, tai taip viskas čia yra susiję, niekas iš niekur neatsirado. Besimokydamas Rokiškio kolegijoje, turbūt mokėsi ir bosistas Kvadrato, jeigu neklystu. Tai va, turim bendrumų ir dar. Tai susitikau, eidamas į kolegiją, tokį melomaną Rokiškio rajono pandėlietį Valdą Ražinską, kuris savo kuprinėje nešiodavosi ne knygas kaip mokytas daugiau ar mokinių darbus, bet nešiodavosi albumus, kompaktus, kasetės,
vinilus nešiodavosi ir sustikau, jis sako, gal čia turiu tokios muzikos paklausyti. Ir padavė kompaktą, atsimenu, buvo žalios spalvos ir tai buvo užrašyta markeriu Kvadratas. O sakau, čia negirdėta grupė, čia, sakau, čia lietuvių ar... Ir atsivežiau ją namo, atsimenu, namie turėjom tokią magnetolą, kur su tėčiu rytais, kai gerdavom kavą, klausydavom radiją ir pasileidau tą kompaktą ir įsiminė pirmoji daina Metalinė naktis, taip? Ir ten įstrigo tokie žodžiai, kad metaliniai vorai gimdo juodo metalo vaikus. Va čia tai, sakau, va čia tai jėga. Tai va, nu ir tiesiog po to daug metų tą kompaktą pasidėjau į stalčių ir kai pradėjau Vilniuje dirbti mokytoju, nu iš pradžių mokytojo darbas man nelabai patiko, nelabai aš norėjau dirbti juo, bet kai atėjo keletos mokinių, sako, gal pagrojam. Jūs mokytojau, sako, girdėjau, esat grojęs grupėse Vilniuje. Ir tada aš užsinorėjau dirbti mokytoju tikrai, nes aš direktorė leido groti roko muziką mokykloje. Ir tada aš parvažiavau į Obelius ir atsivežiau kompaktą Kvadrato, mes paklausėm dainą Tu neišeik į tamsią naktį ir tai buvo pirmoji daina, kurią išmokiau vaikus groti Kvadrato ir dažnai mes tą kompaktą klausydavom ir pasirinkdavom dainų. Nežinau, kodėl tokią seną muziką vaikai irgi pamėgo, tai nebuvo su prievarta jam pasakyta, kad jūs grokit tai, bet jiem patiko. Ir aš džiaugiuosi, kad va šis gražus jaunimas groja šitą gerą muziką. Pasislėpė saulutė už kalnų seniai užmigo varlės, varnos ir uodai. Mama ir tėtis šiandien spokso teatre, o aš tupinamie prašau užmigt tave. Mama ir tėtis šiandien spokso teatre, o aš tupinamie prašau užmigt tave. Bye, 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 bye. Visi sakom bye, bye, bye. Gerai, da. Bye, 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 bye. Mik greičiau, lopšinę šią dainuoju tau. Po šiandien nesulauks manęs, poryt dėl kūčių turim vaikščių po gatves, o gal ir iššokis nuo manęs nueis, tai vargas man su tais mažais vaikais, o gal ir iššokis be manęs nueis, tai vargas man su tais mažais vaikais. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Lopšinę šią dainuoju tau. Kai tu juokiesi, tai esi labai gražus, o kai verki į mažą beždžioniuką panašus. Ramint tave man nusibodo jau seniai, ir jeigu dieną tą, kai tu atsiradai, ramint tave man nusibodo jau seniai, ir jeigu dieną tą, kai tu atsiradai. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Mik greičiau, lopšinę šią dainuoju, mik greičiau. Lopšinę šią dainuoju, mik greičiau. Lopšinę šią dainuoju tau.
ties gerai miegot neleis. Bandau išvengti vargą tavo, visų balsų, visais jausmais. Neduok vilties, pamirški esmę, skausme būties ir nebūties. Iškelti veidą į bekraštę, tikynės skausmo ir vilties, gal nieks nekeis jos ir nelies, audros gyva tik pavydės. Akim tuščiom sutinkam lemtį, keli kovos tik nelaimės. Praradę viltį lemtį glaustom, ranka žaibu arti ugnies. Akim tuščiom sutinkam lemtį, keli kovos tik nelaimės. Praradę viltį lemtį glaustom, ranka žaibu arti ugnies. Buvau aš alkanas, buvau benamiš šuo, paščiausi alkanas, šalygarčiuoja. Už kelias kapeikas aš pardaviau vasaras ir visas mano turtas. Tai skurdas ir ašaros, o tu išeik į tamsą naktį, o tu išeik, o tu išeik į tamsą naktį, o tu išeik, o tu išeik į tamsą naktį, o tu išeik, o tu išeik į tamsą naktį, o tu išeik. O tu išeik. Galiausiai atėjo nekantriai laukta akimirka, kai savo muzikiniam pasirodymui gausiais aplodismentais buvo pasitiktas Kvadratas, kurio nostalgiškos dainos priminė metą, kada į laisvę budo Lietuva, kai hardrokas simbolizavo laisvąjį pasaulį ir teikė laisvės viltį. Atverk akis, pažvelk į juodą dangų,
saulės nematai, užtemdė visą tavo namo langą, juodi lašai, tame lange grėsmingai atsispindi skylantis dangus, išdžiūvę upės medžiai be šešėlio, juodas lietus. Ir nuo lietaus išdžiūvę medžių šakos tiesiasi tave. Ir blaškos paukščiai dūmose užtroškę tame lange grėsmingas girių aidas, žūvanti gamta, nuotingi lietus prausia žemės veidą, prausia tave. Tame lange, lyg lūpose sustingus malda. Čia Lietuva, neleisk, kad žūtų medžiai, neleisk, kad žūtų tavo tauta. Kad rūgštus lietus plautų žemę tavo vaikus. Neleisk, kad suodžiai apgaub tave ir saulę, mūsų likimus. Ištiesk rankas, išsaugok pasaulį, tu juk žmogus. Tavo tauta, neleisk, kad žūtų tavo tauta. Gali dainuoti, šitą tekstą tikrai žinot.
tačiau tu nieko nepraradai. Aistros dega širdį, dar 100 metų gyventi gali. Seni, kada tu pasensi, kada tu gyventi, pradėsi ramiai. Seni, tu savo amžiui vis dar esi trenktas ir tai gerai. Pradėsi ramiai. Seni, tu savo amžiui vis dar esi trenktas ir tai neblogai. Seni, pakelkime taurę už tai, kad gyventi negalim ramiai. Viskas super okei. Pažvelgi iš dangaus, aš jau ne tas, kuriuo buvau. Mano liūdnos būties dugne vargiai pažintum tu mane. Mama, aš vienišas esu. Mama, jėgų nebeturiu. Savo pilkų dienų rūke nuolat prisimenu tave. Mama, pažvelk iš dangaus. Mama, sušildyk ir priglaus. Mama, sava šilta ranka, palaiminki mane iš aukštybių danguje. Renginio organizatorius Kupiškio viešosios bibliotekos bibliotekininkas Minijus Pučėta padėkojo Daliui Bučenko, grupiai Bitikzys, jų vadovams Vitaliui bei Vitai Vošteriams, visiems susirinkusiems žiūrovams, garso operatoriui Aivarui Povilauskui už puikią garso kokybę, bei Kupiškio kultūros centrui už techninę pagalbą ir žinoma visiems kvadratiečiams. Kupiškio rajono savivaldybė informuoja.
2024 m. birželio 27 d. 17:15 Kupiškio kultūros centro vitražų salėje bus pristatoma Kupiškio rajono savivaldybės 2023 m. veiklos ataskaita. Ataskaitą pristatys Kupiškio rajono savivaldybės meras profesorius Algirdas Raslanas. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti. Relax FM pristato festivalį Mano vasara Kupiškyje. Liepos 13 dieną Kupiškio Marių saloje kartu atvyksta Žemaitukai su gyvo garso grupe, Mango, Anatolijus Olejnik, grupė 2 su gyvo garso grupe bei Paulina Paukštaitytė. Bilietus platina bilietai.lt. Daugiau informacijos www.manovasara.eu. Birželio 14 dieną penktadienį Kupiškyje vyks Gedulo ir Vilties dienos renginiai. 10 val. Šventos mišios Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje. 11 val. 15 min. Kupiškio geležinkelio stotyje vyks kupiškėnų tremtinių pagerbimas. 11 val. 59 min. Akcijos Atminties neištremsi visuotinė tylos minutė miesto aikštėje. Po jos 12 val. Vyks kupiškėnų tremtinių pavardžių skaitimas miesto aikštėje, esant blogoms oro sąlygoms viešojoje bibliotekoje. 18 val. Literatūrinė muzikinė kompozicija Išgirsk mūsų maldą, skirta Gedulo ir Vilties dienai paminėti miesto aikštėje, esant blogoms oro sąlygoms kultūros centro vitražų salėje. Gražios ateinančios savaitės ir iki kitų susitikimų. Sudie.